Seminaro Pasilik Lietuvoje metu buvo aptarta specialybės pasirinkimo tema. Tyrimai rodo, jog neretai abiturientai studijų programas renkasi ne pagal savo asmeninės savybės, patirtį, svajones ar dėstomus dalykus, o pagal miestą, kuriame yra aukštoji mokykla, arba pagal skambius studijų programų pavadinimus. Racionalumo trūkumas renkantis savo būsimą profesiją suponuoja situaciją, kai nemaža dalis studentų stokoja motyvacijų studijuoti, o baigusiems aukštąsias mokyklas dėl kompetencijos stokos tampa sunku būti konkurencingiems darbo rinkoje. Neretai studijų metais darbo rinkoje pasikeitusi situacija apskritai daro ką tik iškeptus absolventus nereikalingais. Todėl yra svarbu jauniems žmonėms pateikti kiek galima daugiau informacijos apie studijų programas tiek Marijampolės kolegijoje, tiek kitų miesto aukštosiose mokyklose, apie tai, kokios profesijos bus paklausios ateityje ir kokios galimybės jauniems žmonėms pasirinkusiems vienokią ar kitokią profesiją įsidarbinti. Skatinti, jog būsimi studentai savo pasirinkimus pagrįstų racionalių išskaičiavimų. Manyčiau, kad jaunam žmogui reikėtų pasinaudoti visomis galimybėmis, visais iššūkiais ir nebijoti eksperimentuoti. Primtiniausias galbūt jaunimui būdas tai savanoriškoje veikloje, socialiniuose dalyvauti projektuose, kurie yra mokykloje vykdomi. Galima tai daryti būnant nevyriausybinės organizacijos nariu, kur žmogus save pabandys įvairiuose srityse ir galbūt atras savo tas ryškiausias savybės, kurios nulemtų ateityje sėkmę darbinėje karjeroje. Ir manyčiau, kad reikėtų įsitraukti į visas šoninės veiklas, stebėti visą pasaulį, kas vyksta aplinkui. Kiek įmanoma dalyvauti renginiuose ir kopijuoti visas geriausias savybės, įsidėti savo į ateitį, kad paskui galėtum jas panaudoti savo darbinėje veikloje. Pas koordinatorių iš tikrųjų nesikreipia konkrečiai dėl to, kokią specialybę jaunam žmogui galima būtų įgyti. Bet jaunimo reikalų koordinatorius suteikia informaciją, kaip tą žmogus galėtų padaryti. Tai yra, suteikia informaciją apie karjeros centrus, apie jų veiklą, suteikia informaciją apie jaunimo darbo centro veiklą ir nukreipia jauną žmogų, kad tą informaciją suteiktų specialistai, kurie tai gali padaryti. Jeigu žmogų jauną domina jaunimo organizacijos ir veikla, arba kaip tą veiklą daryti, ar kaip tą organizaciją sukurti, tai atlieka jaunimo reikalų koordinatorius, tai yra jau funkcija. Pirmiausia, specialybės pasirinkimas tai yra pagrindinis, pamatinis žingsnis ir apsisprendimo momentas jaunam žmogui, kadangi nuo specialybės pasirinktos priklauso ir tolimesnis, galima sakyti, jo gyvenimas, gerbūvis. Paskatinimas būtų išklausyti mokytojų, tėvų, draugų siūlymų, jokių būdų nepasiduoti jų spaudimui, jog turi būtent pasirinkti vieną ar kitą specialybę, bet ramiai pagalvoti, apsispręsti viduje, ką tu iš tikrųjų norėtum gyvenime veikti. Na ir jau pasirinkus ir apsisprendus reikėtų pragmatiškai, praktiškai pasidomėti, kaip sekasi žmonėm, pabendrauti su jais, kurie yra įgyję tokią specialybę ir ne vienerius metus būtent toje srityje yra dirbantis. Pagrindinė klaida yra stereotipai, stereotipinis požiūris į vieną ar kitą populiarią specialybę, nes dažnai tikrai girdime, jog ir mano bendramoksliai ir kiti įstoja studijuoti, neatranda savęs, specialybė nepatinka, kai pradedi gilintis, kokios yra to priežastys, tai tiesiog pasirinkau, nes kiti renkasi, tai yra populiaru, bet tai nebūna paprastai to žmogaus vidinis sutarimas su savim ir apsisprendimas būtent tą specialybę studijuoti, kadangi yra vaikomasi būtent stereotipų. Čia yra, aš manyčiau, pagrindinė klaida. Mano pasirinkimą lėmė tiesiog vidinis apsisprendimas. Jau nuo tikriausiai 12-13 metų dalyvavau aktyviai toje vadinamoje visuomeninėje veikloje, kadangi tikrai neužtekdavo pabūti vien mokykloje. Būdavo noras su bendraminčiais kažką tai veikti, organizuoti, daryti, užsiimti tokią veiklą, kuri darytų kažkokį tai teigiamą
poveikį ir padėtų kitom visuomenės grupėm. Taip jaunatviškai sakant, tiesiog dalyvauti. Domėjimasis Lietuvos įvykiais, politiniais įvykiais, pasaulio įvykiais ir supratau, kad disponavimas tomis žiniomis, įvairių sprendimų, siūlymas, jų priėmimas, kuris turi įtaką visuomeniai, tai yra būtent man, tas yra įdomu ir apsisprendžiau, jog pagrindinė studijų kryptis mano ir turi būti politikos mokslai, politologija. Studijų metais, aš manau, labai sveika ir netgi skatintina, kad studentai išvažiuotų pastudijuoti per įvairias studentų programas kaip Erasmus į užsienio šalis, pasisemti patirties. Aišku, nieko blogo nematau, jeigu ir per vasaros atostogas važiuojama padirbėti į užsienį ir į tą žiūriu labai pozityviai. Bet noras būtų ir palinkėti, kad pabuvus, pastudijavus, padirbėjus užsienyje, vis tik būtų grįžtama į Lietuvą ir praktinės, ir teorinės įgytas žinias svetur būtų galima pritaikyti čia. Šiandieną mūsų visuomenėje yra ir populiarių profesijų, ir nepopuliarių. Ir man atrodo, kad tiek žiniasklaida, tiek visuomenės nuomonė įtakoja tą pasirinkimą. Juk puikiai žinom, kad tokios profesijos kaip vadybininkų, kaip politiko, jos anksčiau buvo be galo populiarios ir jie sustojo labai daug tų pačių moksleivių. O dabar jau keičiasi ir daugiau būtent linkstama į tiksliųjų mokslų profesijas. Tai manau, kad daro didelę įtaką, kaip minėjau, ir tie pati žiniasklaida, ir ta pati rinka, būtent kokių specialistų reikia šiai dienai rinkoje. Tai čia yra svarbiausia atsirinkti būtent pačiam moksleiviui, pačiam studentui, ką jis nori pasiekti gyvenime. Jaunam žmogui reikia dalyvauti visuomeniniame gyvenime ir būtent per jaunimo organizacijas, per organizacinę veiklą, per sambūrius tu supranti, kaip viskas veikia, kaip tave įtakoja aplinka ir kokios yra galimybės įgyvendinti vienas ar kitas idėjas. Todėl manau, kad būtent šitą jaunimo organizacijų veikla iki studentiška veikla moksleivijos būtent tarpe, tai yra labai reikalinga jaunam žmogui, kad jisai tiesiog suprastų, ko jis nori ir per šitą visuomeninę veiklą galėtų įgyvendinti įvairias savo idėjas ir sumanymus. Praktika puikiai rodo ir tie patys darbdaviai reikalauja šiai dienai ne diplomų daugumų atvejų, bet žinių ir praktinių gebėjimų, dėl ko studentui baigusiam mokslus yra labai sunku įsidarbinti, nes jis neturi praktikos. Tai man atrodo, kad praktika būtent yra svarbiausias veiksnys, norint susirasti tinkamą darbą. Labai svarbu žinoti, dėl ko tu darai vieną ar kitą dalyką. Ir žinoti tiek politinės doktrinas, tiek kaip politikų elgtis vienoje ar kitoje situacijoje. Todėl aš žiūriu ir idealistiškai į savo politiko profesiją, politiko darbą ir taip pat praktiškai. Tačiau jeigu tu neturėsi net krislo idealistiškumų, kaip tai turėtų veikti idealiai, tai manau labai bus sunku dirbti ir praktikoje. Dėl to, kad manau, tai turi būti suderinta, bet negalima atsisakyti idealizmų. Projektas Pasilik Lietuvoje – tai projekto dalyvių sukurtas 8 vaizdo reportažų ciklas, kurio tikslas yra supažindinti jaunus žmonės su audiovizualiniu menu, ugdyti gebėjimus dirbti su video medžiaga, taip neformaliu ugdymu skatinant jaunų žmonių konkurencingumą darbo rinkoje. Projektas remiamas ES programos Veiklus jaunimas.